Labas rytas, aš jau esu pasiruošus. Šiandien yra šeštadienis ir mes bėgsim. Ignas bėgs bėgimą. O aš tiek varau susitikti trumpam su draugė ir palaikysim Igną, pabūsim, pasižiūrėsim. Ir vakarė aš varau gimtadienį, kaip ir sakiau. Tai važiuojame į miestą ir ruošimės. Aš kaip visą laiką su savo striukytė mėgstamiausia. Ever. Žiūrėkit, kaip gerai atrodo. Nu, kas ten, ką ten dėtų? Ačiū, palaikiau Hondą. Mes varom su draugais į ramenų tokį restoraną. Tai dabar labai įdomu bus paragauti, nes mes šiaip ramenus valgiam tik Sakai ramen ir mums žiauriai patiko. Tai dabar ragausim. Ai, veikia čia Japanese valė, gal skanu? Atvykę į mano video vlogą. Mes kai ateinam, tai chaosas būna šitai kaviniai dažniausiai. Žiūrėk. Nori gal Dubajaus branį kartu paimti? Mes visi imsim Dubajaus branį. Labas visiems, aš išsiruošiau pagaliau važiuoti susitikti su draugė, kurios nemačiau ilgą laiką. Varysim turbūt ant ledo, didelė tikimybė. Ir šiaip kažkur skaniai pavalgyti, pabūt, žodžiu, pačilint. Šiaip iš tikrųjų šalta laukia, tai aš šiandien apsirengiau šilčiau, nesimato, bet aš ir su pėdkelnėm, ir su maikutė po apačia, nu taip pasiruošiau. Lauk čia eilė. Nu, va, varysim dabar ten, žiūrėsim, kaip čia bus. Čia labai gražiai čia viskas. Žiauriai pavyzdžiui. Švartavo, kaip. Pavaryt, bet šitą žinok. Žiauriai faina. Labukas mano mėlyje, aš seniai iš tikrųjų buvau išėjus, žinau, kad buvau 3 dienom dingus, jums čia aišku nelabai jausis, nes jūs tiesiog žiūrit iš eilės, bet iš tikrųjų aš dingus buvau nemažai, nes tiesiog rašiau profesinę ataskaitą, kurią man reikia iki sausio 6 parašyti, aš šitą nežinojau. Kas vat blogiausia, kai susitinki su kursiokais, tai tada sužinai visas datas ir tada būni toks, reikėjo padaryti ten iki tada ir tada. Nu, žodžiu, pasidariau savo ką tik kavos. Mėgstamiausias mano gyvenimą, čia tiesiog geriausia kava, kur aš ragavus. Ir dabar padarysiu Ignui kavos, nes jį paprašė. Tai bandom, darom. Ką aš norėjau dar su jumis paplėpėti, palauk. Čia su grinai, aš tiesiog ką tik įrašinėjau video ir prisiminiau, kad draugė neatrašiau. Čia tiesiog esu aš. Iš tikrųjų, jūs man dar galite komentuoti, kas jums įdomiau, nes aš dabar žinau, kad mąstau, ar filmuoti labiau kelionių video, ar filmuoti daily life ir apskritai filmuoti daug ką, kas vyksta mano gyvenime. Nes aš galiu filmuoti viską, man žiauriai patinka filmuoti. Aš galiu, taip sakau, jūs pastatyti ir su jumis plėpėti. Bet ar tai yra įdomu, aš nežinau. Ar aš tai darau labiau dėl savęs, taip. Bet ar aš dar noriu atsižvelgti į jūsų nuomonę, taip. Todėl aš dėl to ir klausiu, nes man tik įdomu, kas labiausiai žmonėms yra apskritai aktualu ir įdomu. Nes aš, pavyzdžiui, galvojau filmuoti video, kur aš pasakoju apie Kiprą kažką, arba apie kitas kelionės kryptis, kuriuose aš esu buvus, ta pati Turkija. Aš labiau kalbu apie Turkijos vietas kaip Alanya, Antalija, Bodrumas, Kemeras ir dar kažkas. Jau pamiršau. Žodžiu,
Aš apie šitas labiau vietas kalbu, kad aš jas visas esu išnagrinėjus, tos viešbučius ir aš ir apie tai galiu pakomentuoti kažką, jeigu daug kam įdomu, aš galiu pakomentuoti. Nu, žodžiu, yra skirtingų dalykų, apie kuriuos aš galiu papasakoti, ypatingai kas siejasi su kelionėm, nes šiaip aš tik nesu kažkokia visų vietų specija, aš grinai koncentruojuosi kelionės, nes aš tikrai dalinsiuosi čia su jumis kelionėmis, nes aš planuoju daug keliauti, mes su Ignu planuojam daug keliauti, mes su draugais planuojam daug keliauti, todėl aš ir planuoju dalintis tuo. Čia aš realiai po mėnesio kelimo vlogui papasakosiu jums, kas aš esu ir ką aš veikiu. Čia esu aš. Tai jeigu jums kažkas labai įdomu, tai jūs arba galite parašyti į komentarus, kas jums įdomu, o galite užeiti į mano Instagramą ir ten parašyti man asmeniškai. Aš arba asmeniškai jums atsakysiu. Jeigu matysiu, kad klausimai kartojasi, aš tiesiog galėsiu įgarsinti čia. Nes dažniausiai tokie klausimai kaip, nežinau, ar rekomenduotum važiuoti į Aziją ir kada? Oi, ne tą paspaudžiau. Tai galėčiau pakomentuoti, ar rekomenduoji, kada, kur rekomenduoji skristi, kada geriausia važiuoti į Paryžių, kada geriausia pirkti bilietus, per kur geriausia pirkti bilietus. Nežinau, tenai, koks yra geras viešbutis, kurį parekomenduotum Turkijoje 5 dienom, o koks 7 dienom, o kokios kainų kokybės atžvilgių imti geriausia ten kelionė. Nu, žodžiu, kokios yra pigios kryptis, nes yra tikrai nemažai pigių krypčių ir galima tikrai nebrangiai keliauti. Nu, žodžiu, o galima ir labai brangiai keliauti, kurios kryptys yra aptopinės, wow, bet jos yra, jos verto savo pinigų ir ten, žodžiu, tikrai rekomenduoju tenai bent kartą nuvykti. Nu, žodžiu, aš aišku nesu apkeliavęs dar viso pasaulio, kas būtų faina, bet aš planuoju tą daryti. Aš planuoju tą pasiekti, bet tikrai nuo vaikystės keliauju nemažai, todėl visokių tipų kelionių buvau pabandžius. Vienintelio dalyko, ko nebuvau pabandžius, tai solo kelionių. Bet aš tikrai manau, kad aš kažkada išdrįsiu. Nu, kaip aš buvau solo kelionėse, bet dėl darbo. Nu, tai ten aš buvau ne viena, aš buvau su kolegom, su kuriais susipažinau ten, kitoje šalyje. Bet nebuvo taip, kad aš visiškai viena važiuočiau į, nežinau, keliom dienom ir būčiau viena. Taip dar nebuvo, bet aš nežinau, ar aš mėgstu taip, bet kažkada tikrai reiktų pagalvoti. Kodėl neveikia aparatas? Tiesiog perkaito. Tai va, ką aš norėjau dar jums papasakoti. Tai jūs drąsiai rašykit man į Instagramą, jeigu norit, ar kažkur užklauskite, ir aš tikrai mielai atsakysiu, nes man žiūri patinka dalintis šitais dalykais ir aš apskritai dabar dirbu labiau su kelionių planavimu. Aš turiu porą klientų, kuriem darau kelionių pasiūlymus, bet aš labiau atsižvelgiu į klientus, kurie nori personalizuoto tipo. Jeigu ten tiesiog parekomenduot kažką, tai čia yra tiesiog pasakyti, atrašyti ir geranoriškai padėti, bet aš labiau tokius rimtesnius imu dalykus, pavyzdžiui, kaip kažkas nori kelionės į Afriką ir aš tiesiog galiu kokias 2 savaitės, aš nagrinėju visą šitą temą, žiūriu, viską sužiūriu, visus įmanomus variantus. Nu, pavyzdžiui, kažkas nori skristi į, nežinau, Dubajų, Tailandą, Malaiziją. Aš tiesiog paimu, viską susižiūriu, susirašau, sužiūriu geriausius bilietus, geriausias kainas, atsižvelgiu į biudžetą. Realiai kaip kelionę planuotoja, tiesiog labiau individualiai. Tai pavyzdžiui, būna klientų, kurie nori grinai važiuoti ir žaisti visą savaitę tenisą, tai aš tiesiog randu jiems tokias vietas, tokias lokacijas, kur būtų netoli teniso kortai, arba mokami, arba nemokami, čia kaip pageidauja klientas. Nu, žodžiu, esmė, kad atsižvelgiu grinai į kliento norus. Gerai, o grįžtam prie temos, tai šias 2 savaitės, kol aš esu Lietuvoje, aš keliauju, būtų gerai. Mes pabuvom čia 2 savaitės, man užteko savaitės ir aš jau noriu važiuoti kažkur. Aš jau noriu kažkur prašau būti dabar jau, kur yra saulė, arba bent jau, kur tiesiog kalnai, gamta. Aš aišku Vilnių ir Lietuvą labai stipriai myliu, bet biškį man jau užteko čia pabūt. Pus neišpyliau, klasika. Tai va, o susitikau aš per šias 2 savaitės su savo draugėm. Realiai dar ne su visom, ir turbūt nespėsiu susitikti su visom, nes tiesiog neįmanoma, nes aš tiesiog nespėsiu pati parašyti bakalauro daugiau, ką aš turėjau ir ką aš planavau rašyti. Tada aš nespėsiu padaryti tokių darbų, kaip tiesiog tvarkytis namus, būti su Ignu, dar leisti laiką kartu su šeima. Tada visokie reelsai, vlogai ir taip toliau. Nu, žodžiu, tiesiog fiziškai nelabai galiu. Gerai, pagaliau, žinokit, pagaliau esu pasiruošus jums išpakuoti. Žodžiu, Ignas tiesiog nusprendė ateiti šiandien ryte su Body Shopo kalendorium. Aš aišku labai laiminga esu, labai patenkinta. Tai aš realiai prieš valandą tik atsikėliau, tai noriu išpakuoti pirmas, turbūt 10 dienų kokių. Tiesiog fainiausias momentas, kad galima iš karto išpakuoti 10 dienų. Tai atidarom ir pasižiūrim, kas čia. Kas yra blogai, kad labai nelogiškai jisai atsidaro. Neiškrito. Aš čia buvau įdėjus jau lapelį, nes buvau pasižiūrėjus pirmą dovaną.
Tai va tai jau atrodo. Man labai patinka, kaip atrodo. Ir šiaip aš labai norėjau būtent Body Shopo, nes aš praeitais ar užpraeitais metais turėjau L'Occitane ar L'Occitane, aš nežinau kaip taisyklingai tarti. Bet žodžiu, aš turėjau tą kalendorių ir man žiauriai patiko, nes ten buvo tokių visokių serumukų, lūpom kaukių, veido kremų, paakių kremų. Ir aš iki šiol naudoju. Tai man atrodo, čia ne praeitais metais, o užpraeitais buvo. Ir praeitais metais aš sakau, man net nelabai reikia, nes aš dar visus tos produktus, kuriuos prieš tai gavau, naudoju. Tai dėl to man pasiteisina kalendoriai. Ne visi, bet dažniausiai pasiteisina. Tai dabar man įdomu, kaip bus su Body Shop. Ir dabar aš neturiu tokių jau baigėsi visi mano tie losjonai, būno kremai, želė. Darom pirmą numeriuką. Pirmas yra štai toks, tokia dėžutė. Ir čia yra Mango Shower Gel. Man įdomu, kaip kvepiant. Turėtų kvepėti mangais, bet šiaip. Oi, priliečiau nosį. Labai kvepia. Ir kodėl aš dar mėgstu kalendorius, nes aš kai keliauju, man patinka va tai va įsidėti, pavyzdžiui, shower gelį dabar mango ir tiesiog mangais visą savaitę kvepėti. Ir man maža talpa, 60 ml ir man tobula yra kelionė. Tada antras daiktelis yra toks nedidukas. Nežinau, ar jūs matot, bet aš jums parodysiu. Va toks va. Lip Butter. Labai gražiai atrodo. Man įdomu, kaip jisai kvepia, kaip man jį atidaryti. Nes man svarbiausia, strawberry parašyta. Bet man įdomu, ar labai taip, jaučiasi. O taip, labai gerai kvepia. Ir trečias numeriukas yra panašus į pirmą. Čia šampūnas yra. Va toks šampūnas. Tai labai gerai irgi, kad bus kelioniai. Tai turbūt ketvirtas gali būti kondicionierius, jei pagal logiką. Pagal logiką, manau, taip ir turėtų būti. Nu, gal ir ne, nes panašiai irgi pakuotė. Jo, kondicionierius. Gerai, darom 5 numeriuką. Čia yra shower gel irgi. Toksai moringa kvapas kažkoks. Kaip moringas, kaip tortas toksai būna. Ne, bet čia ne tas pats kvapas, tik pavadinimas panašus. Jis labai patinka man. Šiaip aš mėgstu tokius dalykus atidarinėti. Aš manau, visas merginos mėgsta. Čia tai įdomu, nes 6 toksai didelis, bet atrodo, kad ten tiesiog kažkoks mažiukas daikčiukas. Dabar aš nesuprantu, kas ten galėtų būti, nes aš galvau, čia bus kažkoks didelis Body Butter, žinot. Bet ne. Jo, čia mažiukas daikčiukas. Čia yra hand cream. Nu, tiesiog rankų kremas. 7 yra mano lucky skaičius. Tai dabar žiūrim, kas yra 7 tam. O, čia jau kažkas sunkiau. Bet irgi, manau, kažkas bus su dušo šis susiję. Ne, nesu dušo susiję. Čia yra Pink Grapefruit Body Butter. Taip atrodo. O, kaip kvepia. Bet aš dabar norėčiau išgerti šitą grapefruitą. Žiauriai gerai kvepia. Man patinka. Man labai patinka. Faina, kad testeriukai tokie yra, nes gali išbandyti kvapus ir taip toliau. Tada suprasti, kas tau patinka ir kas tau atrodo tipo fainai. Kur yra 8? Arba. Gal neįdomu taip iš karto, kad aš viską atskleidžiu, bet čia tiesiog dėl to, kad šiandien yra 10 diena, tai aš tiesiog noriu viską atskleisti jau kaip įmanoma daugiau. Lip Butter, irgi toks pats Lip Butter. Keista, kad tokioj va pati, bet... Pagaliau 9 numeriukas. Šiaip pakuotės visos labai panašios. Irgi kažkas. Shower Cream. Gerai, atidarom 10 numeriuką, šiaip man atrodo, čia jau paskutinis mūsų šiandienos numeriukas. Pasižiūrim, kas čia gero. Ai, čia irgi yra shower gel. Nu, žodžiu, aš čia showerinsiu šiuos metus taip, kad... Kvepia, labai stipriai kvepia. Čia yra shower gel Satsuma kažkoks. Žiūrėkit. Tai čia kaip mandarino, apelsinų, man atrodo, kvapas yra. Nu gerai, atidarom dar 11, jeigu nori. Jo, atidarom 11, koks skirtumas. Aš neatsimenu, kad šiandieną tingiu pasižiūrėti. Ir pasižiūrim kokie. O, čia yra kokosinis kremas rankų. Bet kokosai man patinka, bet man kokosai asocijuojasi su mano draugė. Ir man keista yra kažką teptis kokosinio. Aš, pavyzdžiui, kai iš Tailando atvažiavau, aš buvau atsivežus kokosinį aliejų, kuris tinka ir plaukam, ir kūnui. Nu, žodžiu, tiesiog švyti oda. Kadangi žiemą nelabai kur tu nori su švytėjančia oda eit, pavyzdžiui, vasarą, kai pasitepi tų aliejų kojas, tai labai gražiai būna. O žiemą tai nėra kur, tai aš tiesiog jį palikau ir nesinaudoju. Ir man tas kokosinis kvapas, jis grynai man primena draugę, nes jinai viską mėgsta su kokosais.
Tai va tokios mano yra dovanėlės dabar ir man labai patinka, kad tai yra praktiška labai stipriai, ypatingai kažkur važiuojant, keliaujant arba įsidėti į skirtingus rankinukus, ypač merginos turbūt tikrai dažnai įsideda skirtingus rankinukus lūpdažius. Tai man patinka visuose rankinukuose turėti skirtingą lip gloss arba lip butter arba tiesiog vazeliną kokį ir tiesiog būti ramiai, kad visą laiką rasi kažką skirtingose tašėse. Tai va. Aš labai laiminga, šiandien aš važiuoju su mama sportuoti, šiandien pafilmuosiu, nes važiuosiu, žodžiu, pas mamą ir vėliau važiuosim sportuoti, nes jinai man paėmė abonementą vienai dienai tiesiog į tokį judėk klubą, kuris yra Rinktinės gatvėje ir Estų gatvėje, bet mes važiuosim į Estų gatvę, nu žodžiu, čia Vilniuje. Ir ten yra labai didelė erdvė, ir baseinai, ir sportas, ir mes nueisim su mama į jogą, nu žodžiu, tiesiog praleisim dieną šiandien su mama. Nu, mes jau atvarėm pagaliau. Aš savo naujų setukų mamos padovanotų. Atėjom į restoraną. Gogi Gai, dabar ragausim čia, kepsim viską. Jisai atrodo kaip jeigu varytum į mišką, nes čia parašyta Blue Mountain. O kaip ir miške keptum kažką. Čia jaučiu. Nu, tam ir skirta. Ir čia, žinok, taip viskas skaniai atrodo. Pasiėmėm tokį va vieną ir čia Ignas paėmė su melionu. Pasijai taip juokinga, kaip soda sumaišyta su vandeniu. Vienas su soda. Grinai, o pas mane toks va. Jau pristatė mum čia visko. Dabar laukiam tik mėsytės, bet jau greitai kepsi, manau. Čia reik valgyti, nemesis karštas. Ne, čia salot? Ai, čia jo. Jis karštas. Nu, čia žiauriai viskas skaniai atrodo. O kas čia? Česnakas? Ridikai. Ne, va ten. Čia? Česnakas kepimai. A. Valgom. Labai skaniai toj kepsim. Mišelė parodys jums. Siūlė pasidaryti tokius suktinukus, dar įsidėti kitų, čia daržovių visokių, nes tipo taip skaniau yra. Visus ryžius pamečiau. O gali paduoti va šitą va? Kimči. Ai, čia kimči, bet gali būti man aštru. Šitie makaronai, čia turėtų būti aštru, bet ne aštru. O šitie padažai tai įdomus, nes šitas iš vis yra su žemės riešutais. Šitas nesuprantu, o šitas toksai kaip, nežinau, kažką man primena, bet irgi nesuprantu ką. Barbecueina, kaip visą laiką. Michelle, Masterchef. Michelle, Masterchef, Gordon Ramsay. Cooking some meat for us. Some rice. Some pork. Some raw pork. Šefas sako, jautiena jau gerai. O kiaulieną dar gali biškiau pagalvoti. Mes planuojam varyti į
Akrą arba Ozą. Ten aš noriu nusipirkti pošalmį, žodžiu, akinius slidinėjimui. Ir nusičiaudė ir išėjo į kitą kalbą. Nespėjau, bėgau. Tai va, ir tada planuojam aš noriu nusipirkti savo mikrofonus. Profesionalius. Prof mikrofonus. Tai va, tai mes planuojam tai pasivažinėti, Ignui dar džinsų reikia nupirkti, žodžiu, tai va, tai šiandien mums tiesiog tokia šiek tiek šopingo diena, tada aš rašysiu bakalaurą ir tada vakare varysiu susitikti su draugė dar, turbūt, jeigu spėsiu. Manau, kad spėsiu. Tai va, tai susitiksim vėliau. Tai ką, nusipirkau tokį mikrofoniuką, mes jį išbandysim vėliau gyvai. Aš jį atidarysiu ir tokia adapterį, nes vis tiek, kai telefonai naujesni, kaip naujesni mano 14, bet vis tiek jau reikia adapterio. Aš labai laiminga, pažiūrėsim kokybę, ar tikrai bus faina ir taip toliau, ir plus kelioniai sueis. Pradėjau filmuoti, Ignai. Taip, tai labas rytas, iš tikrųjų jau įrašinėjau savo mikrofoniuku nauju. Ir šiandien aš noriu jums papasakot, ką aš nusipirkau ir realiai vlogą užbaigti savo haulu, ką aš nusipirkau slidinėjimo kelioniai. Tai visų pirma, jums greitas intro. Tai po 3 ar 4 dienų, aš dabar tiksliai nebeatsimenu, mes išvažiuojame į slidinėjimo kelionę su Igno šeima, mano draugės šeima ir mano draugės savo vaikinu. Tai žodžiu, visai nemaža kompanija susirenka, čia viskas labai ekspromtu įvyko ir mes išvažiuojam į Italiją ir Prancūziją. Žodžiu, ten bus kalnas, vienoje pusėje bus Prancūzija, kitoje Italija ir mes slidinėsim per Kalėdas. Tai vlogo tikrai laukit ir aš manau, kad gal bus net 2 vlogai, o gal vienas didelis. Ir dabar aš jums parodysiu, ką aš nusipirkau kelioniai slidinėti. Tai visų pirma, aš jūs prikabinsiu, kad man būtų paprasčiau. Bet tik išsiploviau galvą, nekreipkite dėmesio. Žodžiu, tai aš jums parodysiu, ką nusipirkau. Realiai nusipirkau pagrindinius dalykus, kurie mums buvo reikalingi labai šiai kelioniai, nes jų nebeturėjau. Tai visų pirma, tai aš pasiėmiau 4F pošalmį. Čia nėra pošalmis, čia yra labiau šalikas, bet aš tiesiog labai norėjau, nes tiesiog, kad būtų šilta. Ir jeigu ten vis tiek kalnai bus aukštesni nei 2000 km, man atrodo, ten bus virš 3, tai gali būti šiek tiek šalčiau, todėl aš pasiėmiau dar tokį šalikiuką. Niekada jo neturėjau, visą laiką skolindavausi pas tėtį arba pas Igną, o dabar galvoju, turėsiu savo, nes gera kaina dar buvo. Tada aš nusipirkau šalmą, bet šalmą aš nusipirkau ne tada, kai mes varėm su Ignu į Akrą čia prieš 2 dienas, o prieš gal mėnesį ar 2. Aš gavau labai gerą pasiūlymą, tai aš pasiėmiau, žodžiu, man draugė paderino šalmą. Tai va, tai aš paėmiau šalmą, paprastą juodą, tiesiog koks buvo tokį ir paėmiau ir jisai man iš karto tiko, kas buvo labai faina. Tada, žodžiu, aš turiu slidinėjimo striukę, bet aš pagalvojau, kad noriu šiais metais gal naujos, tiesiog man įdomu ir jūs jau, man atrodo, matot kažkiek spalvą tos naujos striukės. Tai aš nusprendžiau ilgai ieškodama pasiimti tokią trumpą slidinėjimo striukę. Jinai labai gražios spalvos, aš nežinau, ar jūs matote, kad jinai yra blizganti šiek tiek. Ir čia yra visi dalykai reikalingi slidinėjimui, net yra šluostė nusivalyti akinius, čia yra insane. Visi reikalingi dalykai, žodžiu, čia galima užtempt labiau, va čia yra tie, kad patogumui, svarbiausia dar buvo, kad vidinis būtų toksai, va tiesiog ką įsidėti, aš dažniausiai įsidedu kokių, nežinau, sumuštinių, batonėlių, kad tiesiog būtų. Tai čia yra pagrindinės, aišku, kišenės ir kas svarbiausia buvo, kad būtų skipasui tokia kišenytė. Skipasas, kas nežino, yra toks dalykas, kad kai tu atvažiuoji į kalnus, tu gauni tokią kortelę, su kuria tu gali patekti į kalnus. Tai pildamas funikulieriais, tai tu tiesiog gali prieiti prie tokia mašinytė, tokia sistema, žodžiu, tiesiog atžymi savo ranką, kurioje yra skipasas ir tiesiog praeini. Aš turėjau striukę kažkada, kur skipasas buvo va čia ir čia labai nepatogu, nes tiesiog automatiškai tu turi labai pasilenkti, kad praeiti. O ten žmonių kiekis dažniausiai būna didelis, todėl reikia greitai, kad tiesiog greičiau praeiti ir greičiau atsidurti jau ant keltuvo. Tik tai vienintelis dalykas, kad aš ją paėmiau iš Zaros. Jeigu mano tėtis sužinotų, kad aš paėmiau slidinėjimo striukę iš Zaros, jisai mane labai uždžedžintų, bet aš pagalvojau, viskas gerai, aš noriu išbandyti, pasižiūrėti tiesiog kokybę. Tai va, tada dar prieš kelis mėnesius buvau nusipirkus kelnes, viskas, matot, viskas dar su etiketėm. Tai čia yra tiesiog slidinėjimo kelnes, pilkos, paprastos, nieko naujo, norėčiau labiau aptemptų, bet turiu tokias, kokias turiu.
Kas man labai dar patiko, tai šitas pirštinės. Aš jas nusipirkau pačias pirmas, dar neturėdamas striukės. Tai aš labai norėjau pirštinių, kur žinot, būna atskiri pirštukai. Bet jeigu sako, pasimatuok šitas, aš jas pasimatavau ir supratau, kad realiai žiauriai patogios. Ir dar čia atsisega, kas labai faina. Kvepuoja rankos ir kai pasiėmiau šitą striukę, tiesiog supratau, kad man čia viskas sueina ir tada jau tą šalikiuką aš paėmiau irgi tokios panašios spalvos. Tai tokios mielos pirštinytės ir ten viduj yra medžiaga, kad tiesiog man būtų šilčiau. Tai man atrodo, kad jos žiauriai šiltos, tai manau, kad bus tobula. Šiaip iš tikrųjų visa šita slidinėjimo įranga, visi šitie dalykai žiauriai daug kainuoja ir kai nusipirki iš karto daug visko, tai tada būna dažniausiai toks jaučiasi finansiškai. Ir paskutinis dalykas, kurio labai reikėjo man, nes aš neturėjau niekada savo akinių, tai čia yra akiniai, yra akinių labai daug rūšių, nuo rūko, nuo saulės, nuo, nežinau, visokių atspalvių. Aš, žodžiu, ilgai nemaščiau, aš tiesiog radau tokius akinius. Pažiūrėkit, kaip jie atrodo. Man labai patinka. Man patinka, kad jie yra su violetiniu atspalviu ir čia yra violetinė juosta. Iš tikrųjų, juosta tai pasisekė, nes realiai man labiausiai patiko atspalvis jų ir kaip aš juose matau. Aš matau ne geltonai, aš matau žalsvai. Tai man nepatinka, kai aš matau labai geltonai, nes tai tiesiog nefainas jausmas kalnuose man asmeniškai būna. Čia yra realiai viską, ką nusipirkau. Ką aš turėjau dar papasakoti. Tai mes išvažiuojam po 2 dienų, tai realiai toj važiuosim išsinuomoti slidės, realiai beliko, ir lazdas. Ir jau ruošimės. Aš manau, kad aš šiandien po truputį jau dėliosiu lagaminą, nes likusias dienas aš nelabai turiu laiko, nes rašysiu bakalaurą ir dabar šiandien mano visa diena yra bakalaurui skirta, dėl to jau šitą vlogą aš užbaigsiu. Labai ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu pažiūrėjote iki čia, tai didelis jums ačiū, čia man labai daug ką reiškia. Ir apskritai laukite tiesiog slidinėjimo vlogo. Ten jau žiūrėsim, kas bus. Bye!